Manau, galim pradėti, kas galvoja pasijungs. Kiek supratau, nuotoliniai dalyviai mane girdi puikiai. Tai šiandien aš esu Darius Bilionas, dėstau šiame fakultete ne vienerius metus, įvairius dalykus, kas liečia su duomenų analitika. Šiandien pakalbėsim apie duomenų vizualizavimo temą. Tai tikslas yra parodyti, ką mes galim su švietimo duomenimis padaryti, kurie yra viešai prieinami, tai yra atvirieji duomenys. Tai aš pabandysiu parodyti, ką mes galim tuose duomenyse matyti, kokia problematika egzistuoja ir kokius įrankius galime panaudoti su tais pačiais duomenimis dirbti. Kiek matysim, pavyzdžiui, Nacionalinis švietimo centras labai daug teikia irgi visokių švieslinčių įvairios informacijos. Aišku, kaip matysis iš to, kas yra pateikiama atviruose šaltiniuose, tai dar nėra ta informacija, kurią mes pašvieslinti galim prieiti prie Nacionalinio švietimo centro. Nes tas centras mūsų nacionalinio švietimo valdo apie 90% visų švietimo duomenų. Bet, sakyčiau, labai maža dalis tik tai yra atverta dar iš tų pačių duomenų. Aišku, galima apie tas įžvalgas tenai padaryti, bet pagrindinės informacijos, aišku, nėra įvairių rodiklių. Kaip matysim, aišku, šiandien tikslas irgi pasakoti man, kokie yra duomenų vizualizavimo patys principai. Aišku, pati duomenų vizualizacija kaip tokia sritis, tai jinai kuo toliau, tuo taps svarbesnė, nes duomenų apimtis didėja. Tie duomenys taps atviri, tai praktiškai, jeigu mes kalbėtume apie kompiuterinius įgūdžius, tai yra vienas dalykas, tai, ką mes mokėjom dirbti su teksto redagavimo programomis, ar mokėjome po to, turėjome išmokti dirbti internetinėmis programomis, tai turbūt bus sekantis žingsnis prie visų įgūdžių, tai perėjimas prie duomenų analitikos įrankių įvairių ir dalykų, tai gebėjimas. Ne tai, kad pasinaudojant jau sukartomis švieslintis, bet naudojantis savitarnos įrankiais iš principo paimti atvirus duomenis ir juos panaudoti savo atliekamoms analizėms. Tokiu atveju mes turėtume tai suprasti, nes duomenų kiekiai ir apimtis didėja, bet aišku, žiūrint į duomenų vizualizaciją, tai duomenų vizualizacija galima sakyti, yra ledkalnio viršūnė. Ir turbūt šiandien jūs irgi girdėjęs daug įvairių temų, kurie buvo apačioje, kurios nesimato po vandeniu. Tai tam, kad mes galėtume vizualizuoti duomenis, mes turim iš principo atlikti daug kitų veiksmų. Tai žinoti, ką mes norim iš tų duomenų gauti, susipažinti su tais duomenimis, įvertinti kokybę, tos duomenis paruošti, atitinkamai susirinkti dalykinės srities žinias, nes jeigu šiaip paimsim duomenis ir juos žiūrėsim, tai nebus iš jų jokios vertės. Kas iš to, jeigu mes atidarysim ten Sodros pateiktą 2 GB failą, kuriame ten yra 20 skirtingų laukų ir nesuprasim, kas tenais yra pateikta, tai bus labai sunku su tais duomenimis dirbti. Aišku, reikės tam tikrų modelių, nes dažniausiai, jeigu mes turim atvirus duomenis, tai jie pateikti tam tikrais gabalais, tai reikia tos duomenis mokėti susijungti, apdoroti atitinkamai, turim sugebėti modeliuoti, irgi nėra paprasti dalykai. Ir tada jau, kai turim perėję tos žingsnius, galim pradėti kalbėti apie duomenų vizualizacijas, bet duomenų vizualizacijos kaip tokios mes jomis nebaigiam šitos tematikos, nes duomenų vizualizacija, kurios mes negebėsim iškomunikuoti, arba pateikti tinkamai auditorijai, irgi neturi jokios vertės. Kas iš to, kad yra daug vizualizacijų, ką mes galim, pavyzdžiui, padaryti, nukeliauti į Nacionalinį švietimo centrą, yra daugybė prikurta švieslinkių, dažniausiai tokių bendrinių, analizuojančių, pateikiančių įvairius duomenis, bet kur juos panaudoti. Tai klausimas, aišku, jos sukurtos tokios, kaip tiesiog perteikti tą bendrinę informaciją, bet dažniausiai turim turėti atitinkamus tikslus, ką mes norim su tais vizualizacijos komponentais padaryti, ir dažniausiai taip mes ir įsivaizduojam, keliaujam per kiekvieną žingsnį, ir duomenų vizualizacija yra paskutinis žingsnis, prie kurio mes prieinam. Aišku, duomenų vizualizacija yra duomenų mokslo projekto dalis, bet kokiu atveju, ir tam, kad mes apskritai pasiektumėm po tos tomis įžvalgomis pačią auditoriją,
tai reikia vengti tam tikrų klaidų. Dažniausiai tie projektai žlunga dėl įvairių priežasčių, tai pagrindinės turbūt būtų duomenų kokybė ir pats duomenų paruošimas, netgi iki šiol ta duomenų kokybė nėra pilna. Jeigu, pavyzdžiui, aš paimu Nacionalinio švietimo centro duomenis ir buvo mokinių bendrųjų įgūdžių patikrinimo duomenų rinkinys, kur teigiama, kad teikiami duomenys nuo 2018 metų iki šių metų aktualiausia. Ir tuomet, kai tu paimi tos duomenys, atsisiunti, užsikrauni, o tenais iš tikrųjų pateikti duomenys tik tai 2018 metų detalūs ir kitų metų bendriniai duomenys. Tai iš tokio duomenų rinkinio labai didelės vertės nėra, nes galima sakyti, tai yra pasenęs duomenų rinkinys, kurį galima naudoti tik tai 2018 metų perspektyvą. Tai aišku, turbūt gal nieks to duomenų rinkinio niekada nelietė, tai niekad ir nekėlė to klausimų Nacionaliniam švietimo centrui. Bet, jis toks yra, bet iš jo vertės didelės nėra, nes kažkas tai generuodamas tą šaltinį neužtikrina duomenų kokybės, nekalbant aišku apie kitus aspektus, apie pačius pokyčius ir taip toliau, nes duomenų analizė nedaroma šiaip sau, duomenų analizė daroma rasti įžvalgas ir įdiegti tam tikrus pokyčius, kas dažniausiai irgi būna ne taip paprasta, jeigu mes turime keisti kažkokius procesus ir panašiai, tai galybė problemų yra, aš turbūt nesileisiu jas. Ir aišku, pati duomenų analitikai turi skirtingus lygius, tai mes šiandien apsistosim ties turbūt prašomoji diagnostinė analizė, kur mes galim nueiti su duomenų vizualizacija iš paimant pačius duomenis, kas liečia duomenų gavybą, duomenų tyrinėjimus ir duomenų vizualizaciją, tai galim pasižiūrėti, kas atsitiko, kodėl taip atsitiko ir kas dabar vyksta. Bet jeigu mes norėtumėm padaryti kažką daugiau, numatyti į priekį arba automatizuoti sprendimus, tada įsijungia visai kitokio lygio įrankiai, kaip reikalingas mašininis mokymas, reikalingas optimizavimas, modeliavimo įrankiai, tai dažniausiai jau kito lygio, bet net ir kaip dažniausiai praktikoje yra, man teko ne vieną sudėtingą projektą diegti toje tematikoje, bet galima pasakyti ir privačiam tiek valstybiniam sektoriui nėra tokios didelės pažangos, kad pereinama prie iš principo kito lygio analitinių sprendimų naudojimo. Dažniausiai vis tiek visi kol kas užstrigę praktiškai tam duomenų analizės lygyje ir kad automatizuoti sistemas, kurios automatiškai priima sistemas, tai nėra. Aišku, kad tokie proveržiai kaip ChatGPT sukelia tokį bruzdesį ir parodo, kad iš tikrųjų dirbtinio intelekto sistemos gali automatizuoti tam tikrus dalykus ir gan neblogai, bet turbūt prireiks dar ne vieno dešimtmečio, kad mes pasislinktumėm per kitus, galima sakyti, lygius į pačią duomenų analitiką. Ir aišku, atvirų duomenų šaltinių sritis, kaip suprantam, prieinami visiems viešai duomenys, tai mes iš principo turim 3 tokias pagrindinės sistemas Lietuvoje, iš kurių tos duomenys gauti galima. Švietimo valdymo informacinė sistema ITOS ir CRISIL, kuris saugo visus klasifikatorius švietimo duomenų. Tai šitas šaltinis irgi gan yra svarbus, nes jame yra visi klasifikatoriai arba dimensijos duomenyse, tai praktiškai ten mokyklų tipai, ten mokymosi įvairius programų, klasifikatoriai ir taip toliau. Gan svarbu yra pradedant duomenų, bet tokią analizę suprasti irgi, kaip patys duomenys kodifikuojami. Aišku, mes turime DataGov portalą, kuriame tie duomenys dažniausiai nugula yra pateikiami ir automatiškai atnaujinami. Tai taip mums atrodo ta duomenų ekosistema. Aišku, Nacionalinis švietimo centras yra atvėręs 46 duomenų rinkinius iš 5 skirtingų registrų. Tai ten yra labai įvairūs duomenys, kas liečia, tai ir ten iki mokyklinį, bendrąjį ugdymą, ir profesinį, ir aukštąjį, panašiai. Tai tų duomenų, aišku, rinkinių atrodo gan daug, bet jie, nežinau, tokie yra apibendrinantis, netgi neseniai šiais metais buvo diskusija tokia atviri švietimo sistemos duomenys, kaip juos efektyviai naudoti mokslo tyrimuose ir švietimo praktikos tobulinimui, gal teko dalyvauti. Kartais buvo tokia nuotolinė diskusija, tai ten buvo diskutuojama, kaip
kaip toliau tą visą sritį tobulinti ir kaip tos atvirus duomenys švietimo srityje galima toliau naudoti ir plėsti. Aišku, nacionalinės švietimos agentūros tie patys duomenys prieinami yra per tokią vadinamą IBM Cognos platformą, tai yra verslo analitikos ir duomenų vizualizavimo įrankis. Ir po to matysime, yra gan nemažai yra sukurta įdomių atvirų švieslenčių, prie kurių galima prieiti viešai. Ir aišku, kas yra gerai, kad nacionalinė švietimo agentūra iš principo jinai turi galimybę integruoti nesunkiai ir kitus informacinius šaltinius, tai jie prieina prie gyventojų registrų, prie socialinės paramos, šeiminių informacinės sistemų sodros, praktiškai valdo gan turtingus duomenis. Aišku, tokiais duomenimis nesidalina, bet gan turi neblogus. Ir aišku, jeigu keliautumėm, tai pamatytumėm, kiek mes turim įvairių švieslenčių įvairiais aspektais, tai tos švieslentės viešai prieinamos yra, jos nereikalauja kažkokių tai papildomų įgūdžių, tos duomenys ruošti, mes galime jomis iš karto naudotis ir matyti rezultatus, matom tagų, pasiskirstyti, galime žiūrėti, filtruotis pagal konkrečias savivaldybės ir panašiai. Tai jau galima sakyti, net nereikia turinčią kažkokių įgūdžių duomenų ruošimui, mes gaunam labai neblogas duomenų vizualizacijas, kurios jau taip yra viešai prieinamos. Tai čia aš keletą šių paminėjau, kurios man buvo, pavyzdžiui, įdomesnės. Bet aišku, grįžtant į patį duomenų vizualizavimą, tai mes sakom, kad turim ne tik vizualizacija, tai ne tik vizualizavimo menas, nes mes kartais, kai sakom duomenų vizualizacija, tai visi galvoja, kad čia yra grafika. Tai yra grafika, tuomet mes dirbam su duomenimis ir grafiškai kažką vaizduojam, bet nereikėtų to apsiriboti, nes duomenų vizualizavimas tai apima ir pasakojimo dalį, nes mes turim vizualizaciją, mes jau turim tinkamai perteikti. Tai tos pačius duomenys reikia tinkamai sudėlioti, kad jie būtų įdomus. Ir aišku, pačios istorijos pateikimas, tai jau yra savotiškas menas. Tai nėra, nes nereikia mąstyti, kad duomenų vizualizavimas tai tik tai yra analitikų darbas, kurie supiešia vizualizacijas ir viskas. Ne, reikia mokėti tą vizualizaciją papasakoti. Tai yra politikai labai geri menininkai, labai moka manipuliuoti ir papasakoti. Aišku, kartais jie pamiršta, kuo jų pasakojimas remiasi. Jie pakankamai duomenys turi, kad viską yra orientuoti tiems dalykams, bet vis tiek mes turim dažniausiai visumą ir suprantam tokį dalyką kaip pasakojimas su duomenimis. Tada yra galybė įrankių, kas yra gerai, kad per pastarąjį dešimtmetį turbūt susiformavo toks įrankių rinkinys, kuris įgalina tą pačią savitarną, nes anksčiau mes tokių galimybių neturėjome. Jeigu prieš 20 metų reikėtų vizualizuoti duomenis, kai tektų susimokėti didelės sumas, įsidiegti galingas verslo analitikos platformas ir taip toliau. Dabar to reikia, mes tą galim daryti su gan prieinamais paprastais įrankiais. Aišku, klasifikuojant tuos įrankius, mes dažniausiai kas 4 sritis galime išskirti. Tai yra mažo vizualizavimo ir analitikos galimybės, tai mūsų visų mylimas Excelis, vienu žodžiu, be kurio apskritai duomenų analitika nebūtų įsivaizduojama. Jis iki šiol plačiai yra pritaikomas ir turbūt niekada neišnyks dėl labai paprastų priežasčių, dėl intuityvumo ir paprastumo, nes tam, kad išmokti dirbti su Exceliu, nereikia daug žinių, ir paprastai tos duomenys įsikelti. Aišku, jis gan turi tam tikrų ribojimų tos duomenys apjungti, apdoroti ten pačių analitinių komponentų apribojimų ir taip toliau, bet gal plačiai naudojame. Jeigu pasižiūrėsim į mažą vizualizavimo, bet didelės, pavyzdžiui, analitikos galimybės, tai turim daugybę statistinių paketų, galim sutikti įvairiai, tai tie patys SPSS, Statas, statistika yra dar vienas turbūt, bet jie leidžia duomenys analizuoti statistinės pusės, bet neturi vizualizavimo galimybę. Ir tada jau, kai mes pereinam į vizualizavimo
įrankių sritį, tai mes tada pradedam matyti tokius įrankius kaip tą vadinamąjį tokį šventą trejetuką, tai Power BI, Tableau ir Qlik įrankis, aišku, yra dar daugiau jų, bet čia paminėti turbūt pagrindiniai iš tokių rinkos lyderių, jie vadinamieji self-service verslo išvalgų ir analitikos įrankiai. Tai reiškia, kad jie įgalina patiems vartotojams prisijungti duomenų šaltinius ir juos gan nesudėtingai vizualizuoti. Aišku, tų įrankių savybė šiek tiek skiriasi, nes Power BI turbūt turi turtingesnę biblioteką, bet mažesnės galimybės didelių duomenų analitikai. Toks kaip Tableau įrankis, jisai geba apdoroti didesnius duomenis, bet turi šiek tiek ne tokią turtingą biblioteką vizualizacijų lyginant su Power BI arba Qlik. Tai toks įrankis labiau verslo yra mėgstamas iš principo. Tai ir aišku, turim kitus įrankius, kurios dažniausiai naudoja duomenų mokslininkai. Tai MATLAB'as, Pythonas, R'as, tai jie turi gan turtingas vizualizavimo bibliotekas, nėra ribų. Jos gan būna įvairios iš principo specializuotos ir panašiai, tai mes turim tokią specifiką. Man tekę dirbti su didžiąja dalimi iš jų. Šiandien aš atlikdamas tas visas analizės naudojau Tableau įrankį, nes gan jis greitai leidžia viską apdoroti. Ir aišku, kalbant apie pačio vizualizavimo principus, tai mes visada turim suprasti, jeigu mes paimtumėm tokią situaciją, kiek čia matom penki. Mes visada galim paimti informaciją ir ją atitinkamai pateikti. Bet priklausomai nuo to, kaip mes ją perteiksim, jinai bus suprantama greičiau, lėčiau ir panašiai. Tai čia, jeigu mums reikia surasti penketus, tai įmanoma, bet turbūt užtrunka greičiau, kad mes galim pasiteikti vizualinio dizaino principus, mes galim naudoti atitraukimą, tada iš karto mūsų akį pagauna ir mes matom, kur ta informacija esminė yra, galim naudoti lygiavimo principą, kas dažniausiai būna vizualizacijose, mes rūšiuojam, išlygiuojam tam tikrus komponentus, tada atkartojimo irgi principas, irgi mes labai greitai galim aptikti tam tikrus objektus išskyrimo, patys principai naudojami kontrasto, kas dažniausiai vizualizacijose būna paryškinama, mažinamas ryškumas, išskiriami tam tikri objektai. Atmintis tiesiog išskiriam atitinkamus informacinius objektus iš visos duomenų imties, ir turimas. Čia yra pagrindiniai grafinio dizaino principai, kuriuos mes pritaikėm vizualizavimui. Imtis, kontrastas, atkartojimas, lygiavimas, artumas, išskyrimas. Ir aišku, reikia suprasti vieną dalyką. Mes, aišku, pačias vizualizacijas dažniausiai stengiamės padaryti tokias, kad jinai būtų su iškuopo kuo lengviau suprantama vartotojui. Gera vizualizacija nėra tokia, kai yra pertraukta tas duomenų skydelis, yra ta, kuri apibrėžia ir parodo, kur yra esminė informacija ir kodėl jinai yra svarbi. Ir aišku, nėra tokių universalių šviesmečių, kurios tinka viskam. Čia priklauso nuo auditorijos sprendžiamos problemos. Čia mes galime paimti vieną pavyzdį, kaip kokia yra priklausomybė pedagogų skaičiaus ir mokinių skaičiaus iki 20, kuomet paimam pedagogų skaičiaus kiekį, kuriems yra iki 25 metų, čia be didžiųjų miestų, ir paimtumėm pedagogų skaičių, kurie jau yra nuo 65 metų, tai čia kažkokios didelės interpretacijos daryti nereikia, mes tiesiog matom labai paprastą dalyką. Jauni žmonės ir sistemos labai sparčiai keliauja, ten sparčiai mažėja, per metus mes matom, koks yra masinis kritimas apskritai visose savivaldybėse, čia nėra jokių net išimčių. Ir jeigu paimam, pavyzdžiui, virš 65 metų, tai matom, kaip sparčiai didėja, tai čia galime ir teikti, kad sistema sensta. Čia nereikia jokios statistikos, melo ir panašiai. Žiūrint į tokius rezultatus, aišku, žiūrint į pavienius, mes galime matyti, kaip čia mes juda ir mokinių skaičiai ten ir panašiai, bet yra, galim per vizualizaciją mes pamatyti labai tokias įdomias įžvalgas, kurios turi dar tokią analitinę potekstę iš principo. Ir aišku, dažniausiai tie vizualizavimo principai ateina iš geštalto principų. Tai mes vis tiek esam būtybės, kurios ieško tam tikrų dėsningumų. Mes esam dėsningumų ieškotojai. Jeigu žiūrim, tai čia yra klasikinis dalykas, mes kartais matome, jeigu paimam tenais
azijiečius ir žiūrim azijietį ir sakom, jie mums visi vienodi. Tai mums visi vienodi. Jiems tai jie visi skirtingi, kai jie žiūri į mus, tai sako, jie mums visi vienodi. Tai čia yra pavyzdys, kai mes priprantam prie tam tikrų dėsningumų ir aiškiai laikantis tų dėsningumo principų mes galim irgi atitinkamai padidinti tą pačią informacijos kokybę. Reikia vieną dalyką suprasti, kad mūsų smegenys yra vizualinė informacija laidžios, tai 50% mūsų smegenų dalyvauja vizualinės informacijos apdorojime, 70% receptorių yra mūsų akyse ir mums užtrunka 1/10 sekundės apdoroti vizualinę informaciją. Tai čia akivaizdu, kad jokia didelė kalba to nepakeis, kur yra mūsų sensorika. Iš principo ten turėtų būti fokusuojami visi dalykai. Tai vizualizacija nėra svarbus dalykas. Jau čia net nėra kalbos apie jaunimą, kuris sparčiai irgi prastėja rašyba, visi kiti dalykai ir visi keliauja į vizualinę informaciją, nes ją lengviau vartoti, lengviau suprasti ir panašiai. Čia labai paprastas dalykas. Tam, kad mes apdoroti simbolinę informaciją, reikia 150 milisekundžių ir 100 milisekundžių, kad ją suprasti. Tai mes tam ir naudojam kelių ženklus. O jeigu mes parašytumėm vietoj kelio ženklų tokį dalyką, kad čia atsargiai važiuokit, nukris tuoj ant jūsų akmuo vienu žodžiu ir taip toliau, tai ko gero jis ir užkris pravažiuojant. Tai čia tik parodo pačios vizualinės informacijos svarbą, kad supratimas ir vartojimas yra žymiai greitesnis, todėl mes ir turim stengtis ją perteikti ir vizualizuoti. Kitas dalykas yra, kad žmonės atsimena tik 10%, ką girdi, 20%, ką perskaito ir 80%, ką jie mato ir daro tuo pačiu metu. Tai irgi yra svarbus aspektas, kodėl mes turime eiti į pačią vizualizaciją. Aišku, pati vizualizacija, tai nesuprantam, kad stengiamės pavaizduoti kažkokią objektą, modalinį, perteikti ją vaizdinį atitinkamai, naudojant informaciją. Nu, aišku, čia kaip ir minėjau, mes esame kaip pačių dėsningumų ieškotojai, todėl vizualizavimas mums yra svarbus, mes pripratę prie tam tikrų dėsningumų, mes apibrėžėm viską dėsningumais, emocijos, pavyzdžiui, šachmatų lenta, orų žemėlapis, visur yra tam tikri dėsningumai. Ir kai mes kalbam apie emocijas, mes tikimės tam tikrų dėsningumų. Nėra taip, kad mes ieškom kažkokių emocijų, kurios yra nematytas, o jeigu jas nematytas, tai čia mokslinio tyrimų šaltinis kažkoksai. O vizualizacija kaip tokia yra mokslas, kuris siekia perteikti informaciją geografiniais objektais. Ir žiūrint į vizualizacijos vertę ar naudą, tai mes dažniausiai vizualizacijas galim gan plačiai panaudoti, tai išplėsti savo atmintį, panaudoti atsakyti klausimus, rasti dėsningumus, ten priimti sprendimus. Ir mes dažniausiai iš vizualizacijos žiūrim tokią vadinamąją E3 formulę, tai mes galim jas naudoti tyrinėjimams, paaiškinimams arba išraiškai tam tikros informacijos. Tai jeigu mes kalbam apie tyrinėjimus, tai yra dažniausiai interaktyvus procesas. Pavyzdžiui, COVID atveju dashboardą mes galim interaktyviai filtruoti, sugalvėti, kaip ta liga čia mes vienu žodžiu Lietuvoje progresavo per įvairius dalykus. Tai dažniausiai yra interaktyvus procesas arba yra aiškinamasis tam tikras naratyvas, kuomet mes galim pasakoti istoriją. Laiko trūkumų turbūt aš čia nepradėsiu, bet mes galėtume iš principo stebėti kartu su pasakojimu, kaip kažkokia informacija imta. Tuomet galim net mes irgi sukurti tam tikrą vizualinį vaizdą iš to čia prieš tai rodytas mano dalykas ir stebėti per metus, kaip kito pati situacija, bet tos pačios situacijos, kur mes stebėjom jaunų pedagogų mažėjimą sistemoje ir praktiškai nuo 65 metų pedagogų didėjimą. Panašiai, tai mes iš to mes matom, kaip viskas keičiasi ir piešiasi, nu ir čia joks politikas pas kreivės šiame pakraipys, beveik yra kreivė. Ir jeigu mes ją matom, čia galim bet kokią statistiką išvedinėti, tiesiog matosi, kad situacija reikalauja pokyčių pačioje sistemoje.
Jeigu mes pasižiūrėsim per didžiuosius miestus, tai matytume tiesiog šiek tiek kitą situaciją. Didieji miestai sugeba pritraukti turbūt jaunus pedagogus dėl savo finansinių galimybių, bet tai vis tiek nuo 65 metų išlieka ta pati problema. Tai nėra taip, kad pritraukiami jauni pedagogai, bet neužtenka jų pakeisti. Pedagogų, kurie yra nuo 65 metų, tai ten irgi nėra taip, kad jeigu mes matytumėm, kad tas taškas yra stabilus ir jis nekinta, tada galim sakyti, kad taip, sistema yra sveika, ateina žmonės, tas, kas turi išeiti į pensiją, tas ir išeina, tada jinai normaliai funkcionuoja. Bet dabar, aišku, visiškai yra kitaip. Galim žiūrėti irgi į informacijos išraišką, kai kuomet mes norim kažką tai perteikti kitaip, tai pavyzdžiui, orų duomenys, galim matyti grafiškai, kaip viskas kinta. Tai irgi yra daugybė tokių būdų perteikti pačią informaciją, tai mes nesuprantam, kad vizualizacija tai yra statinis dalykas. Dabar į duomenų vizualizaciją mes žiūrim kaip savotišką meno sritį, kuri apima pasakojimą, tikrą informacijos perteikimą ir išraišką. Aišku, mes kai kalbam, kad mes šnekam apie duomenų vizualizacijų kūrimą, mes sakom, kad yra žodžiai, tai mes turime rašytus. Turim natas, turim muzikantus, turim kadrus, filmų kūrėjus ir dabar turim duomenis, tai turėsim duomenų autistus. Tai čia nieko tokio, žiūrėkit, kaip istorija viskas vystėsi, kažkada tai buvo rašytiniai, atsiranda muzika, garsas, tai atsiranda filmai, kadrai, tai dabar mes priėjome tokį etapą, kur mes duomenis įveiksminti visiems tiems dalykams. Ir tas rytis ir tobulės, ir judės. Čia kaip ir iš pradžių buvo Chaplino filmai be garso ir trumpi. Tai labai panašiai ir ta duomenų vizualizacija ir duomenų analitika vystosi. Tai mes čia taip galim ne tik per duomenų vizualizaciją, bet žiūrėti visą dirbtinio intelekto sritį. Tai iš pradžių atrodo viskas taip paprastai ir visi sako, ai, čia man nieko nebus jokios įtakos, čia manęs nepakeis gal, nepadės, bet palaipsniui turbūt iš metų į metus, tiek kiek patobulėja patys įrankiai ir jų galimybės, tai turbūt po 5-10 metų jau bus visai kitas lygis iš principo, kad mes galėsim su tomis priemonėmis daryti. Nu, aišku, mes dažniausiai iš duomenų, kai kalbam apie paskaitas, tai sako, mes turim matyti duomenis, turim parodyti vaizdinį, turim pasakoti istoriją, turim įtraukti pačią auditoriją su pačiu pasakojimu. Todėl svarbu yra surasti tokią vizualizaciją, kuri įtraukia. Aš ištraukiu vieną tą vizualizaciją, kur ten jauni važiuoja į apačią, ten pensinio amžiaus pedagogų didėja ir viskas. Ir čia jau yra esminis dalykas, kad galime nagrinėti ir žiūrėti, kur kokiose savivaldybėse yra tos problemos. Ir nereikia tenais masės duomenų skydelių, kurios pateikia nacionalinis švietimo, mūsų ta nacionalinė švietimo agentūra, nes jeigu šiaip jau visus peržiūrė, tai ten reikėtų savaičių dienų turbūt, bet jie neprieina prie to, kad parodyti problemą, o ne tai, kad pateikti iš duomenų apžvalgą. Duomenų apžvalgos jos neprideda prie sprendimų tam tikrų. Tai mes dažniausiai, kai kalbam apie matyti duomenis, tai mes sakom, kad mes ieškom dėsningumų, mes ieškom trendų, nukrypimų ir išskirčių, tam yra naudojami atitinkami būdai ir atitinkamas diagramas. Mes ir pasižiūrėsim, kaip ir čia, mes matom tam tikrus trendus, nes aš iš pradžių darydamas analizės nenupiešiu prieš buvusias diagramas, aš iš pradžių pasižiūrėjau tokius, matau, kas čia per problemą, matau, kad vyresnių didėja, jaunesnių mažėja, man tada pasidaro įdomu, kur mažėja ir didėja, aš tada einu savivaldybės ir matau, kad savivaldybėse masinė yra problema, kad čia nėra, nes kartais būna duomenyse, kad viena kažkokia savivaldybė kažką padaro, bet ne, čia yra masinė problema, čia sisteminė problema, tada jau tu randi visai kitą problemos lygį, aš po to lindau į atlyginimus ir į vaikų deklaruojamus skaičius ir irgi pamačiau, kad yra tam tikri pokyčiai ir augimai.
ten ir panašiai, bet čia turbūt einame į pačius principus. Aišku, kad matyti duomenis, tai mes turime juos gauti, paruošti ir patobulinti. Tai tą mes galim naudoti irgi automatinius įrankius, tai aišku, galim naudoti Excelį, bet bus labai klampu. Galim naudoti tokius dalykus kaip Tableau Prep, galim naudoti, pavyzdžiui, Power Query variklį, kuris irgi yra gan galingas ir leidžia tos duomenis susijungti, įsivalyti ir panašiai, kuris yra neatskiriama ten Power BI dalis. Aišku, klausimas, kiek jums tekę yra tokių įrankių naudoti. Teko kažkada su Power BI dirbti, ne? Ir vienokio tokio atveju, kas su duomenimu susiduria, tai jeigu neteko, tai vienaip ar kitaip teks. Nes čia yra svarbus įgūdis prie duomenų prieiti. Aišku, galima ir su Exceliu, bet mes neturime tokių gerų tyrinėjimas duomenų irgi yra dažniausiai per vizualizavimo įrankius, jie turi ir Power BI ir Tableau tokias pačias galimybės. Čia yra paminėti šiltimo duomenys, kuriuos aš nagrinėjau. Tada aš dar tiesiog prisijungiau prie visų atvirų duomenų į Sodrą, į registrų centrą, pasiėmiau ten tiesiog lyginimus, atlyginimų vidurkius, pasiėmiau ten duomenų užregistruotus šeimų duomenys, pasiėmiau, kiek buvo deklaruota vaikų, kiekvienoj savivaldybėj, nes visi tie duomenys prieinami ir tada, aišku, galima susidaryti šiek tiek kitokį vaizdą. Aišku, turbūt pasakyčiau vieną dalyką, nesant geram duomenų specialistui, paprastam žmogui sudėtinga būtų tos duomenys įveiksminti, nes kad ir kiek ten deklaruojama apie tos atvirus duomenys neišlaiko vertybinių principų, tai vienas dalykas yra toksai, kad labai daug problemų yra su formatais, yra skirtingi formatai, skirtingos koduotės. Jau ten nekalbant, kad viena valstybinė institucija pateikia duomenų šaltinį naudojant lietuvišką lokalą, kita institucija pateikia naudojant užsienietišką lokalą. Tada jeigu mes turim skaičius po kablelio, tai galim labai greitai prisikonvertuoti didelių nesąmonių, nes jeigu turim 10,5, tai vienu atveju bus 10,500, o kitu atveju bus 10,5. Tai tik nepasižiūrėk ir iškart nesąmonės duomenyse. Tai jau nekalbant apie tai, kad kodifikatoriai ir klasifikatoriai yra visiškai nesuderinti. Aš kai parašiau šitą pranešimą, tai galvoju, atsisėsiu greitai čia ir padarysiu ir kaip lindau į tą liūną vienu žodžiu. Tai man užtruko dienas ten sėdėti prie tų duomenų, tai paprastam žmogui ten 10 dienų užtruktų tos duomenys susitvarkyti, tai dar tikrai yra ką veikti mūsų valstybinėms institucijoms, kad tie duomenys suvienodėtų, kad būtų vienodi sertifikatoriai, klasifikatoriai, kad nereiktų juos valyti, vienodyti, nes turim savivaldybių klasifikatorius, vienas kodas naudojamas kitur kitas, pagal kodą jų negalim, reikia jų pagal pavadinimą, tai jungiam tada nacionalinio švietimo duomenų savivaldybės pavadinimą su registrų centro nesutampa. Ten dalis sutampa, dalis nesutampa, tai yra tokių problemų, kurios kelia daug nepatogumo. Aišku, kalbant apie pačią duomenų vertę, pavyzdžiui, kurią mes galim gauti, tai dar mano nuomonė vis tiek yra nepakankamai atlikti duomenys, nes tai, ką aš mačiau tuose viešuose švieslentėse, aš tokių duomenų nesugebėjau. Kaip ir tu, pavyzdžiui, matai, kad darbų ten trūkumo kažkokie rodikliai, ten mokyklų efektyvumo rodikliai, tai kur tie rodikliai yra viešai patalpinti. Kas iš to, kad aš randu pateiktą, pavyzdžiui, kiek yra mokinių, kiek yra mokytojų, kiek prevencinių programų buvo mokyklose prasukta, bet kur efektyvumo ir mokymosi rodikliai, kokie biudžetai, kokie finansai buvo naudojami mokykloje, koks našumas ten yra tos mokyklos, nei vieno rodiklio nėra atviruose duomenų šaltiniuose. Tai pačiai yra dar tikrai turi dirbti nacionalinė švietimo agentūra, kad tie duomenys atsirastų, kad mes galėtume jais operuoti, o ne tik kažkur gulėtų tenais tose švieslentėse, nes jeigu kažkuri mokykla norėtų pasidaryti analizę, tuos duomenys panaudoti, tai dabar kaip iš viešų duomenų mes pasiimti negalim, reikėtų kreiptis į nacionalinę švietimo agentūrą, kad tos duomenys suteikti. Klausimas, teikia tokius duomenys jūs?
Tai va, tai gal jūs gautumėt, tai kitaip galėtumėt politikams argumentuoti situaciją, nes jie turbūt iš ten naudoja tą statistiką ir atitinkamai interpretuoja. Tai čia turime dar tos problematiką žiūrint iš pačių duomenų. O čia kaip atrodo įrankis, kuris yra skirtas duomenims, tai mes galime įvairių šaltinius užkrauti. Ir čia matosi. Ir aišku, po to mes galime jais operuoti ir apdoroti. Tai galime pasižiūrėti, kas ten tarp šaltinių yra. Kas yra gerai su tokiais įrankiais dirbti, tai jie nereikalauja jokių programavimo žinių. Ir pateikia gan vizualiai, iš karto mes matom pasiskirstymus, galim atlikti duomenų konvertavimus į skirtingus formatus, valyti, išimti labai greitai paprastais veiksmais. Ir nereikia nieko programuoti. Tai praktiškai jie yra sukurti paprastiems žmonėms naudotis. Jie įgalina atlikti 80% įvairių duomenų tvarkymo operacijų. 20% sudėtingiausia, aišku, reikėtų pasitelkti kitus įrankius, bet dažniausiai gali padaryti visas mums reikiamas gyvenimo situacijas. Iš to, aišku, yra skirtingų prieigų, kiek aš dar laiko turiu. Dar aš kokias 10-15. Bet esu pasakoju, mes turim dar skirtingą prieimą, kaip mes prie duomenų prieinam, nes yra tiesioginis požiūris, kuomet mes žinom, ką mes norim rasti duomenyse ir kuomet mes atliekam kaip tyrimą tam tikrą veiklą, tai galime užduoti klausimą, koks vidutinis švietimo darbuotojų atlyginimas, kaip jis kito per pastaruosius metus, ir tada mes žinom, kad turim rasti atlyginimų duomenys ir tada susirasti pagal profesiją švietimo darbuotojus, ir žiūrėti, kaip čia viskas kinta. O kaip vadovai gerai uždirba. Čia yra vadovų kreivė, čia yra kito pedagoginio personalo, o čia yra visos Lietuvos kontekstas, ką mes matom su atlyginimais. Tai mes galim matyti, kur yra švietimo sistemos darbuotojų atlyginimai. Aišku, politikai nemeluoja, jie tikrai yra ties atlyginimų vidurkių medianą. Tai mes medianą suprantam, kad ir yra, ne žemiau gerokai yra, nes vidurkis būtų aukščiau. Tai aš nežinau, kaip politikai sako vidurkis ar mediana. Jie turbūt sako vidurkis. Tai čia jie tą ir apgaudinėja, nes jeigu būtų vidurkis, tai būtų aukščiau. Tai čia ir yra tam tikri žaidimai su ta pačia statistika, bet mediana jis yra neblogai atitinka. Tai va čia, taip mes ir sakom, tyrinėjam ir randam įžvalgą, kad švietimo darbuotojas ten atitinka šalies medianą, vidurkį. Tai va čia mes ir turim tą suprasti. Aišku, galim turėti tyrimą į požiūrį, kuomet mes pradedam tyrinėti duomenis taip, kaip aš pradėjau daryti ir ieškos problemų. Pasižiūriu, pavyzdžiui, kaip kinta ten pedagogų skaičius per metus ir pradedu matyti, kad yra didėjimas tam, pavyzdžiui, labai pedagogų skaičiaus nuo 65 metų, tada aš jau galiu perėti tyrinėti, kaip tai atrodo per savivaldybės, ir tada aš jau galiu daryti tenais išvadą, kad jauni mokytojai palieka švietimo sistemą, daugėja iš principo pensinio amžiaus pedagogų. Tai mes jau turim du tokius priėjimus, kaip mes naudojam duomenų vizualizaciją, prieiti prie tam tikrų įžvalgų. Nes pagrindinis dalykas duomenų vizualizacijos yra įžvalga galutiniam rezultate. Mes turim gauti kažkokią tai įžvalgą, kurią galim panaudoti ten arba perteikti informaciją arba sprendimams priimti. Ir yra daugybė tam technikų, mes galim naudoti, ieškoti palyginimų, kažkokių nukrypimų, tai yra diapazonai, tam absoliutus, vidurkis, kategorijos, mes turim tenais kryptis, trendas juda aukštyn, žemyn, ten svyruoja. Tai čia masė tų pačių yra technikų. Yra dėsningumų santykių paieška, pavyzdžiui, klasteriai, kažkokie ribos, išimtys ten ir panašiai, o čia yra bendras, pavyzdžiui, patalpų plotas ir klasių kambarių bendras plotas. Tai čia, kur yra tos mokyklos, tai viskas gerai, man čia būtų įdomus tos mokyklos, kurios netitinka tą viso trendo, nes reiškia, jos turi didelį plotą ir mažą klasių kambarių plotą. Tai klausimas, jeigu aš toliau norėčiau nagrinėti, jeigu būčiau
švietimo ministerijos darbuotojas, tai man kiltų klausimas, koks efektyvumas, kaip tas patalpas aptarnaujamas, kiek jos kainuoja aptarnauti, nes tada mokykla duoda vertę, nes atliekamo švietimo funkcijos patalpos kiekis yra gerokai mažesnis negu bendras plotas, tai ką ten daro su plotu, neefektyviai gal išnaudoja panašiai, bet čia kaip pavyzdys, ten aišku galima rasti nesunkų paaiškinimą, yra ten sporto mokyklos, arba yra, pavyzdžiui, bus kažkokios muzikos mokyklos, kurios aišku turės didesnius plotus dėl suprantamų veiklos priežasčių. Tai visada mes galime ieškoti tokių dėsningumo santykių duomenyse ir po to aišku bandyti paaiškinti, kodėl taip yra. Bet mes dažniausiai einam per vizualizaciją, mes naudojam tokį 6 dimensijų iš principo modelį. Mes bandom pasakyti, kas ir ką, kiek, kur, kada, kaip, kodėl. Tai tam mes galim perteikti su vizualizacijom, tam ir priemonės yra skirtos, tai bandom nupiešti kažkokį portretą, tai naudojamos taškinės diagramos, histogramos, dažnių, stulpelinės, juostinės, suprasti, kaip tai atrodo. Tai, pavyzdžiui, stulpelinių mes dažnai galim sutilpti, ten, pavyzdžiui, skritulinį modelį, taškinį arba histogramą, kurios pasiskirstymus įvairius rodo, arba norim palyginti, pasakyti, kiek, pavyzdžiui, ten kas skiriasi nuo kažko, tai irgi yra visa grupė diagramų. Tai turbūt dar tokios prisideda kaip mozaikos, pavyzdžiui, kurios parodo, pavyzdžiui, prevencinėse programose dalyvavusių mokinių skaičius ir mes matom, kaip kinta, pavyzdžiui, kaip atsiranda naujas, kaip kažkokios didėja, o čia matom yra kažkoks stabilumas ten ir panašiai. Tai čia tie dalykai mums leidžia perteikti arba ten sutrauktos diagramos, kurios proporcijas rodo, arba kartotinės diagramos, kurios, pavyzdžiui, rodo, kaip atrodo pedagogų klasifikacija per skirtingas, pavyzdžiui, savivaldybės. Tada turim žemėlapius. Čia jau reikia tada geolokacijos duomenų, yra gan nebloga švietimo stebėsenos rodiklių žemėlapis. Norėtųsi, kad atvirus šaltinis taptų, nes mes ten matom labai daug įdomių rodiklių, pavyzdžiui, kaip sekasi švietimo tai įstaigai konkrečiai dirbti, tai mes matom konkrečiai visą mūsų švietimo sistemos tinklą. Grafiškai pavaizduotą ir galim tada mes čia pradėti narstyti. Žodžiu, keliaujam ir pasižiūrim. Tai čia galim pasižiūrėti, kaip konkurentai dirba pinklys. Mes dabar jie konkuruoja dėl krepšelio, kaip ir mes universitete dėl studentų krepšelio. Tai galima pasižiūrėti, kaip sekasi, yra lyderystės, vadybos rodikliai, ten ugdymo proceso rodikliai, pagalbos mokiniam rodikliai. Mes galim, pavyzdžiui, matyti valstybinį brandos egzaminų vertinimą viduryje. Aš norėjau tokius duomenis rasti atviruose šaltiniuose, aišku, jie nėra atviri, čia yra tik tai šviesmeninėse, bet mes iš karto galim matyti, kaip sekasi tos mokyklos, pavyzdžiui, per skirtingus metus keliauti ir laikyti, pavyzdžiui, egzaminus įvairius. Tai va čia yra tiesiog lengvai ranka pasiekiami duomenys ir šaltiniai, kuriais galime tiesiog pradėti iš karto naudoti, net nereikia jokių duomenų ruošti iš principo. Tai yra daug naudingų pedagogų poreikis, kuris savivaldybė ir tokie dažnai, kurie geografinį irgi informaciją naudoja. Tada turim vietą, laikę arba laiko juostą. Tai dažniausiai mes turėsim kažkokią laikinę dimensiją, žiūrim, kaip kinta duomenys. Mums aišku įdomu matyti kažkokius trendus, pokyčius ir panašiai, tai čia yra mokinių pažangos švieslinė. Tada galime linijinės diagramas turėti arba sutraukto ploto diagramas, ten matom, kaip kinta kažkoks dalyvavimas programose arba linijinės diagramas, o turim vidutinį darbo užmokestį ir tada galim skirti kažkokį vieną objektą ir matyti, kokia yra jo pozicija visumoje, ryšiai ir hierarchijos. Irgi turime tokias radialinės, turim matricas ir panašiai. Tai yra daugybė priemonių, kurios leidžia perteikti tą pačią informaciją arba atsikartojimo diagramus. Mes matom, kaip mokytojų amžius kinta, pavyzdžiui, ir kokia yra struktūra 2023 metais. Aišku, galim naudoti
įvairialypes dar diagramas, pavyzdžiui, sklaidos diagramas, matyti santykius tarp tam tikrų objektų, čia yra mokinių skaičius ir klasių kambarių bendras plotas, šilas savivaldybės vaizduojamas. Galima, pavyzdžiui, matyti, koks yra santykis tarp besimokančių skaičiaus, pavyzdžiui, klasių plotą. Ir aišku, čia nėra kažkokių didelių išskirčių, bet visada įdomu tas, kas yra tiesiškai priklausomybė, ten kur įskirtis yra. Tai jau būtų įdomu pasižiūrėti, kodėl taip yra, kodėl ten mokinių skaičius didelis, o plotas mažas, tai gal didelės klasės netelpa. Čia gal infrastruktūros neužtenka ir taip toliau, tai tokių analizių, prognozių darymas, panašiai, tai įrankiai dažniausiai duoda mums informacinės galimybės prognozuoti, tai šiandien, pavyzdžiui, vidutinį darbo užmokestį galim prognozuoti. Aišku, taip nekils. Turbūt, kaip tai įrankiai prognozuoja, iš to, kaip šneka mūsų ministras, ten 10-11% dada. Bet ir aišku, patys tai įrankiai turi gan daug galimybių čia yra. Tiesiog, kaip atrodo pati aplinka, pavyzdžiui, tablau, mes galim patys savarankiškai tos šaltinius integruoti ir tada, kuomet jau turim šaltinius, galim pradėti kurtis diagramas. Tai bent tai įrankiai intuityvūs yra, parinkus duomenis galim automatiškai tiesiog spaudinėti ir už mus pačius tas diagramas generuoja. Netgi nėra taip, kad mums reikia patiems ir bando surasti automatiškai patį geriausią variantą iš tų duomenų, kurios mes čia parinkam. Ir tada galim tiesiog rinktis kažkokius variantus, žiūrėti, jeigu jau matom, kad kažką radom įdomus, tai galim jau įsisaugoti patį rezultatą. Tai jie gan stipriai yra automatizuoti. Aišku, vienas dalykas yra, įrankis leidžia padaryti daug, bet tam, kad su įrankiu dirbti, reikia suprasti principus, kaip mes tą vizualizaciją perteikėme. Užtekta, jeigu tiesiog atsidaryti įrankį ir spaudyti diagramų ir nesuprasti, kas tenais yra, tai didelės vertės nebūtų, bet įrankiai galima labai daug. Ir ne, sudėtingai, paprastai kurti tas vizualizacijas, tiesiog reikia suprasti, ką mes norime jomis perteikti. Ir aišku, yra daugybė dažniausios klaidos su vizualizacijom, tai 3D naudojimas, reikia vengti 3D naudojimo. Nėra tikslo, mums reikia perteikti informaciją ir padaryti kažkokius 3D laidus. Naudojami netinkami diagramų tipai, nes mes matėm pagal skirtingus klausimus, mums turim naudoti atitinkamus diagramus, o ne pradėti maišyti ir skirtingus, nedaryti diagramų sudėtingų, nenaudoti jokių spalvų, kurios akį rėžia tenais arba netinkamai kažką perteikinė, nesilaikoma konvencijų, tai tų pačių vizualizavimo principų, kurios aš minėjau. Tai jeigu mes jų nesilaikysim, tai mes tada nepadarysim tų diagramų suprantamų ir patrauklių mūsų akiai. Nes, kaip minėjau, mes ieškom dėsningumų, mes ieškom principų tam tikrų, tai tas ir turi būti perteiktos. Aš jų nenupjauti, nepridėti daug aprašymų, nes tikslas nėra mums aprašyti, tikslas vizualizacijos yra vizualiai informacija. Tai ne, pridėti daugybę tekstų, paaiškinimų ir tikslas yra dažniausiai, kad tas, kas žiūri vizualizaciją, atsakytų į savo klausimą, ar ne jam brėžti rodiklį ir sakyti, va čia žiūrėk, čia dabar yra taip ir panašiai. Tai tas, kas žiūri, turi suprasti, nes jeigu žmogui ateina natūraliai suvokimas tam tikros įžvalgos, tada jinai jau tam žmogui yra priimtina, jis ją geriau suvokia. Jeigu mes bandysim kažką įbrūkti ir tą informaciją kišti, tai žmogus jos nepriims taip efektyviai. Čia irgi yra tam tikri principai, kuriais mes turėtume vadovautis ir pradėti aš jau baigsiu. Kolega nieko nesako, gal neliks laiko pranešimus tavo. Klausimus. Nebent dar kelias minutės klausimams.
aš kaip tik ranką jau keliu. Aš, kiek suprantu, jūs, gerbiamas Dariau, prieinate prie ŠVIS, prie Švietimo informacinės sistemos ir labai džiugu, kai jūs aktualiais klausimais pakalbėjote apie vidurkius ar medianą, kaip jūs ten vadinat, bet teko stebėti vieną forumą, kur buvo kaip tik diskutuojama, reiškia, apie tą vidurkį, ten sakė, reiškia, maždaug toks terminas, kad neteisinga metodika yra. Reiškia, tai klausimas būtų toks, kiek jūs kaip mokslininkus įtakoja tos metodikos ir ar jūs privalote visą tą pateikti pagal metodiką, ar jūs galimai galite irgi kažkiek tai dalyvauti tų metodikų kūrime. Tai jeigu pagal metodiką, tai kur tas moksliškumas? Tai visada, jeigu čia priklauso, kokią mes mokslinę problemą. Mano nebuvo tikslas mokslinės problemos spręsti. Mano tikslas šito pranešimu buvo parodyti, kokie yra duomenys, kiek jie yra prieinami ir galbūt kokias įžvalgas mes iš jų galime gauti. Tai čia vėl, čia tiesiog aš parodžiau galimybės labiau, bet aš nebandau spręsti švietimo problemų. Žinau, kad vizualizacijom galima labai lengvai iškreipti tam tikrą informaciją, kitaip ją pateikti, tam sumažinti skirtumus, padidinti skirtumus vizualiai, nukreipant tą šviesą. Daugiau tokius galint kažką rezultatų, nes žinau kelis variantus. Yra bet kokiu atveju, bet tie įrankiai, kurie yra, tai jie pagal nutylėjimo dažniausiai vaizduos visas pilnas dimensijas. Tiek ašiučiai, jeigu jūs norite, galime. Pavyzdžiui, mes sakom, kad yra dažniausiai turim turėti nulinę kažkokią tą vadinamąjį žeminimą, nes jeigu turim nulinę ašį, jau pradedam tai taip, jeigu pradėsim automatinės ašis daryti ir, pavyzdžiui, nuleisti iki pokyčio ir paryškinti pokytį, tada atrodys baisiai. Bet aš taip nesielgiu šitos analizėse, nes mes atlikdami, pavyzdžiui, analitinį darbą, kuomet ieškom kažkokių skirtumų, tai mums svarbu yra užfiksuoti dimensijas ir išlaikyti jas visos analizės metu, nepradėti mažinti ir didinti, nes tada įsikraipom, kaip jūs sakote, patys pateikimo rezultatai. Tai tiesiog nulinę paimti ir tada mes laikomės iš principo. Dėl to, kad naudoju kiek mokytis, turi galimybių duomenų tvarkyti, nes Power Query turi tą query įrankį, kuris... Lygiai tas pačias galimybės kaip Power Query, identiškos yra galimybės leidžias pritinti, konvertuoti duomenų tipus, sujungti lenteles, yra tie patys reliacinės algebros terminais, kalbos principizme. Iš principo vienodas yra galimybės, išskyrus tai, kad tablo galima užsitraukti milijardą įrašų, o Power BI tiek neužsikraus. Power BI nesukurtas yra tam. Power BI yra vizualizavimo įrankis, o tablo yra jisai labiau yra analitikas. O bankinėse sistemos ar kokios analitinės sistemos naudojami? Dar sudėtingesnis. Nes naudojasi tos pačios, tas pats Power BI tablo, bet naudojami jau tie vadinamieji big data įrankiai. Mes turim tokius vadovus, parkus ten ir panašiai. Ten duomenų kiekiai didesni yra, transakciniai duomenys. Nes ir panašiai, jeigu paimsim tą nacionalinį švietimo agentūrą, tai irgi yra įsidiegę IBM formos paketą, kuris gan galingas yra. Ten pačiai duomenų apdorojimas nėra paprastas įrankis, kas liečia duomenų tvarkymą. Ten buvo 10 duomenų vizualizavimo apšeitų, ką reiškia išnerinkimą. Reikia stengtis neieškoti tokių, kad nepadaryti vizualizacijos tokiam, jeigu aš tiesiog rodyčiau vien tik tokias diagramas, kur ten kinta, pavyzdžiui, pedagogų ten tie amžiai ir vien tik tokie būtų dalykai, kad aš tik rodau problemas, bet nerodau kontekstą, tai tada būtų išrinkimas, kad vien tik tai užaštrinu, bet neparodau, kaip tai atrodo kontekste. Tai reikia vengti vien tik tai tą aštrinančią informaciją, turi būti parodoma bendra struktūra, kad pavyzdžiui, švietimo sistema funkcionuoja, ten yra tiek darbuotojų, tokia kvalifikacija, ne vien tik, kad vieną diagramą. Aišku, šią laiko neturiu. Aš galėčiau atsidaryti tą dashboardą, kur ten yra prikurta 50 diagramų,
ir eiti palaipsniui, nes dažniausiai mes einam stočiai, mes einam palaipsniui ir tada parodom čia įžvalgą. Ne tai, kad iš karto sakom, va problema. Tai reikia vengti to, nes tada, kai mes perteikiam informaciją ir parodom, koks yra kontekstas, tada tas, kas ją mato, jisai numato, kad tai tikrai informacija yra. Kad tai nėra tai, kad čia iš kažkur atkeliavusi. Matosi visas pagrindas iš kur. Ačiū.